Instaliacijos darbai visą laiką prasideda nuo sutarties pasirašymo, suformuojama darbo komanda, kuri tą projektą vykdys, kas bus atsakingas už tą projektą, pradedamas ruošti darbo projektas su konkrečiais modeliais, gamintojais ir medžiagų užsakymas. Per 10 gyvavimo metų supratome, kad kuomet auga tavo komanda, negali likti nuošalyje programų, su kuriam tu dirbi. Augant žmonių skaičiui atsiranda žmogiškųjų klaidų, atsiranda įvairiausių užmiršimų, kas ką turi padaryti. Dėl to mes esame įdiegę skaitmeninę projektų valdymo ir tiekimo programą, kuri padeda mums nepamiršti tam tikrų dalykų. Dėl tiekimo terminų, dėl grafikų, dėl atsakomybių prisiėmimo ir tai yra pagalba mums padaryti darbą laiku. Sonus kompanija man visų pirma asocijuojasi su ambicija. Tai yra be galo ambicingi žmonės, kurie yra kompetentingi, plus be galo linksmi. Ir tos 3 savybės, tie būdvardžiai, kuriais Sonus pirmiausia apibūdinčiau. Ir patirtis Keistuolių teatre visiškai tą patį patvirtino, kaip pasikeitė Keistuolių teatras po renovacijos. Gal čia būtų paprasčiausia pasakyti, kad jeigu žmonės ateidavo žiūrėti vaidinimų, dabar gali ateiti ir paklausyti vaidinimų, nes tai iš esmės yra pasikeitusi situacija. Rezultatas yra toks, kad kai kurie vaidinimai, pavyzdžiui, Smaragdo miesto burtininkas, kur aktoriai gyvai groja scenoje, nors vaidinimas 2 valandų. Vaikai, jie žiūri vaidinimą, nes jie viską girdi ir jie nepameta siužeto. Garso pagerinimas davė dar vieną impulsą jau legendiniam spektakliui. Patogiau ir aktoriam, patogiau ir garsininkam. Bendradarbiavimas su gamintojais prasideda nuo atsirinkimo ir pasitikėjimo vienas kitu, ar tu gali dirbti su juo ar negali. Daugybę metų mes dirbame su tokiais gamintojais, kurie yra tarptautiniai gamintojai, kurių verslas paremtas šeimos koncepcija. Ir pamatėme, kad su tokiais partneriais bendradarbiavimas vyksta labai sklandus. Jie žino, kas yra vertybės, jie žino, kas yra pagarba. Iš kitų projektų aš matau, kad Sonus yra lankstus ir suderina atstovavimą savo leiblams su to, ko nori užsakovas bendrai projekte. Jeigu ten bus kitos, ne jų atstovaujamos kompanijos gaminys, Sonus nesiožiuos ir vardan bendro gero rezultato visada tą padarys. Čia dar viena irgi puikios kompanijos savybė. Vienas dalykas - turėti leiblus, turėti Edmundą, kuris reprezentatyviai viską gali labai gražiai papasakoti, bet lygiai taip pat svarbu yra ne tik žodžiai ir reprezentacija, o jau darbas aikštelėje, kada ateina Sonus vaikinai, kurie iš tikrųjų tą darbą daro, kloja kabelius, jungia, programuoja, suderina visas sistemas. Čia vėl, kaip ir vadovai, kuriuos pagyriau, taip ir jie didžiulį įspūdį man daro. Visus atsakymus turi, visi darbai padaryti kokybiškai laiku. Mano patys geriausi, šilčiausi įspūdžiai, ką esu patyręs, būdamas su jais. Svarbiausias įgyvendinimo etape yra komanda, kuri tai daro kvalifikacija ir motyvacija. Mūsų tikslas turėti kiekviename projekte kompetentingą darbų vadovą, kuris aplink save lipdo, kiek ir kokių specialistų jam reikia tam tikrų etapų. Kartais užtenka mūsų darbų vadovo ir instaliatorių komandos, tačiau dažnu atveju mes pasikviečiame ir gamintojų atstovus, kurie savo tiektą įrangą išmano geriausiai. Kartais mes pasitelkime ir subrangovų, kurie specializuojasi labai konkrečioje srityje. Galiu pasakyti drąsiai, Sonus Exertus kompanija yra patikimi partneriai. Vilniaus teatras Lėlė per visus atsinaujinimų procesus iš tikrųjų patyrė įvairių iššūkių. Turėjome ir pagrindinio rangovo bankrotą, paskui ir pandemija buvo užgriuvusi. Tai iš visų žmonių, kurie čia pas mus teatre dirbo, Sonus Exertus komandai pademonstravo supratimą, kas yra teatras, taip pat gebėjimą lankščiai spręsti kylančius iššūkius, nes reikia suprasti, jog atnaujinti technologijas tokio tipo senuose pastatuose, kokiame yra įsikūręs Vilniaus teatras Lėlė, yra nemažas iššūkis, nes kiekvieną dieną vis atrandami kažkokie tai techniniai nauji niuansai,
kurie be abejo ne tik investicijų reikalauja, bet kartais ir kūrybiško požiūrio į sprendimų paieškas. Mes susidurime su akustikos problema. Žmogus, kuris dirbdavo čia šokių vadovas, jisai negalėdavo po repeticijos, po treniruotės išeiti su balsu, ta prasme balsas sėsdavo, nesusikalbėdavo, šokėjai nieko negirdėdavo. Kai kreipėmės į Sonus įmonę, galvojom, kaip čia bus. Čia rekonstrukcija užtruks mėnesį, pusmetį, net neįsivaizdavom, galvojom, kad čia kažką reiks ardyti, galbūt daužyti sienas. Tikrai neįsivaizduoju. Ir kai pasakė ne, mes čia tikrai iki savaitės viskas bus padaryta, bet žinot, kaip šiais laikais daug pažadų būna ir viskas nusitempia, ypatingai su kažkokiais rekonstrukcijos ar statybos darbais. Tikėjomės, kad atvažiuos, pakonsultuos ir išvažiuos. Bet atvažiavo su kažkokia įranga specialia, keli lazeriai buvo, kiek man teko matyti, kažką skaičiavo, kažką matavo, kažką čia vaikščiojo, plojo, kažkokiais dažniais skaičiavo ir tai buvo įdomu, bet galvoju, daug čia tų plojėjų buvo toj salėje ir visokių patarimų. Patarimai buvo mažinti erdvę, kabinti užuolaidas ir taip toliau, kas sudarkytų šitą erdvę tokią iš tikrųjų šviesią. Nežinau, kokiais prietaisais pavyko tai padaryti, kad tų prietaisų pagalba įgyvendino tokį puikų sprendimą. Dabar Lietuvoje viena profesionaliausių įmonių turbūt taip supranta tai padaryti. Plius nesugadinant erdvės. Tai yra pagrindinė salė, kuri yra daugiafunkcinė iš esmės. Tai yra teatro erdvė, ir orkestro erdvė, ir muzikos erdvė, ir vokalo, ir chorinio dainavimo. Tai yra erdvė visokiam žanrui. Tai buvo formuojama nepaprasta užduotis. Mes kaip neprofesionalai, mes suprantame, ko norime. Mes tos pageidavimus išsakome, bet mes nežinome, kaip taip įgyvendinti. Ir tas buvo labai smagu, bendraujant, kad jie suprato mūsų lūkesčius ir įsiklausė ir įvykdė tai, ko mes prašėme. Kartais bendraujant su kažkokiais tai vykdytojais ar rangovais, sako, čia neįmanoma, čia negalima, čia to nepadarysim ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, su Sonux įmonė buvo visai kitaip, jie įsiklausė į visus mūsų pageidavimus, į visus mūsų norus ir bandė išspręsti visas problemas. Tiek dėl kulisų, tiek dėl apšvietimo garso, tiek dėl akustikos, tiek dėl kino salės paslaugų. Tikrai buvo įgyvendintas visas mūsų pageidavimų koncertas. Tuo labai džiaugiamės, tai buvo profesionalu, dalykiška ir tikrai tokia empatiška buvo paslauga tikrai.